Atvarom Austriją į Lidlą ir Lidle Pringlesai pigiau negu Lietuvoje. 2,9 € Pringlesai, o Lietuvoje Lidle 3 €. Nu kur tai matyti, Austrijoje pigiau negu Lietuvoje. Va taip. O šiaip tai atrodo Lidlas toks pat kaip ir Lietuvoje. Tai važiuojam jau Šveicarijoje ir vinguriuojam serpantino keliukai žemyn. Tikrai mėgaujamės vairavimu, ne per daug gazuot, taip pasakykim. Tiesiog žiūrim kelią ir grėja ir mes žiūrėk, tai kiek priešais. Kaip vanduo varo žemyn. Jėga. Čia mūsų apžvalga turbūt ir baigsis ir vėl timelapsą įjungsim kaip bus. Net, žiūrėk, kaip ir gerai viskas. Šakės, kai mes čia stabdomės, pasirodo užtruks visą mašinų koloną. Va taip atrodom Šveicarijoje. Sveiki sugrįžę visi į Beno projektai kanalą ir šiandieną tęsime toliau kelionę į Monaką. Ir šiuo metu esam Šveicarijoje prie tikros Kaldų upės ir tikrai fainiai važiuojam toliau. Tad kaip mums sekasi važiuoti? Gerai. O Mustanga kuro sąnaudos sumažėjo iki 8,9 netgi. Ir tikrai gerai važiuojasi, smagiai. Supratom, kad stabdžiai stabdo gerai, prikaito, prisitrynė kaladėlės ir važiuojam. Tikrai gražių vaizdų jums filmuojam visą kelionę timelapsinam. O dabar einam, įmerksim kojas į
šveicarišką upę. Einam. Sakiau kojas, ne? Tai reiks dabar mautis batą. Kojų nereikia nusimaut. O, jė. Maunamės ir antrą. Tai va. Nesakysiu, kad labai šiltas vandenėlis. Filmuoji. Bet tikrai šaltas, tai papraidėm Šveicarijoje, kalnuose. Aš žinau, tokį vaizdą pamatyti turbūt kiekvieną dieną galima. Jėga. Tai ką, mes kipsim į asfaltą toliau, o jūs ką, žiūrim, važiuojam. We carved our names neath the Tennessee sky. We danced by the river where the fireflies shone. In our secret little world where we once belonged. You'd laugh in the moonlight, your hair all aglow, with the scent of wild roses and the soft summer flow. We talk about forever on those cool autumn nights when you were my love and my guiding light. Tai važiuojant radom štai va tokį grožį sudaužytą. Ir žinoma, ką mes darom, stojam, darom CarVertical ataskaitą ir žiūrim, ką gausim iš šio automobilio, kuris pagal vaizdą nuriedėjo kažkur į šitą upę ar dar kažkur. Ir ką, generuojam CarVertical ataskaitą, kol generuoja, neužmirškit naudotis mano nuolaidos kodu bent 20 CarVertical ataskaitai gauti, o mes važiuojam Šveicariją, randam visokius įdomius eksponatus ir su jumis dalinamės. Tad, turim CarVertical ataskaitą beveik paruošta ir ką, galim pasigrožėti, kol ją generuoja, kokie kalnai, pasižiūrim, kokie kalnai, medžiai. Čia nais upė teka nuostabus vaizdai, iš tikrųjų nuostabus vaizdai. Ir stovi štai Volvo V50 kažkur tyruose sudaužytas vargšiukas, volviukas. Atvarėm į Sant Mortis. Vienu žodžiu, Šveicarijos gražų miestelį. Pravangų jau visokių nesąmonių matėm. Tai einam dabar pasivaikščiosim. Paštą leido pasiparkuoti tik pusvalandį, tai pusvalandį pasivaikščiom po šį miestelį. Einam žiūrėti, kas čia gaudas. Kur tie gražūs vaizdai. Ant namų dar šitie sniegas kabo. Čia kažkoks viešbutis, eisim kažkur kavytės išgerti, ne? Va, ir ferariukų turim. Va, toks vaizdelis, kad lipom žemyn, bet va, koks vaizdelis į kalną, ieškom kavinukės, kur prisėsti ir skaniai su šituo vaizdu išgerti kavos. Kol eini gatvį, tai matai, bet prisės dar po kol kas neradom. Būtų fainai. Vos nelipsim atgal į viršų į tą funikulierių, žinok. Nu va, ir atėjom su View kavytės išgerti. Smoke area. Tonight. Va, atėjom prie ežerėlio, dar užšalės, normaliai viskas, tik tai popiškas, tokius apipirkus. Kalnai. Nu, good view. Gražu, tikrai gražu.
Labai gražu, iš tikrųjų, serpantinais važiuojam. Va, galit pamatyti ir degalų kainas. Euras 85. Euras 95. Kalniukas. Kas tai yra, aš nežinau. Labai graži vieta, kur bus Bernina Pes. Bernina Pes, nes tamsa. Na. Čia kažkas darosi. Važiuokite šiuo keliu 8 kilometrų. Tiesiog mes grožimės vaizdais. Ir su jumis, mielieji draugai, dalinamės. Tai kai kalniukai. Va, griūna sniegas, mes čia stovim kažkur. Bernina Pes, ausis net užgulusios. Va, kaip čia viskas atrodo. Sniegas krebžda ir krenta žemyn, nes pliusas vis dėlto tirpsta ir girdisi, kaip tirpsta jisai. Tokia mirtina tyla kalnuose. Kažkoks trobesys. Ir kalne matosi debesis. Nu, jėga, bet mirtina tyla. Einu paklausyt, kaip dar treška tas sniegas. Čia laiks nuo laiko nugriuvo. Lekiamės toliau. Varom. Žiūrėk, atrodo. Eina savo. Visiškai balta. Tasme... Atsargiai. Čia žiūrėk, kaip sniegas. Eina savo, kaip čia gražu. Kiek sniego ant namo stogo dar. Žiūrėkit, kiek sniego. Einame į kavinę. O mes valgom Šveicarijai kavytę arbatytę tokiame vaizdelyje. Ir lauke tik 3 laipsniai šilumos. Jėga. Atvarėm į Bernina Pes. Bernina Pes. Ir atvarėm į kavinukę ir pasižiūrėkit, koks vaizdas. Sėdim lauke, turim arbatos, pyragėlį, pasiėmėm šveicarišką ir... Nu, belia koks vaizdas. Belia kaip gražu. Tai rekomenduojam atvažiuoti, pridėsiu gal aprašyme nuorodą, kur mes čia dabar esam. O šiaip belia kaip gražu. O nebus sniego girdės, naudas sugniūštės, bet čia tai tikrai labai gražu. Atvažiuokit, rekomenduojam.
kaip Mustangieną prisišvartavom vidury kažkur kalnų. O taip, čia viskas atrodo. Einam ten truputėlį parodysiu, koks vaizdelis. Ir va, šitų kelių mes toj važiuosim. Pelė kaip gražu. Labai gražu tai yra. Nu ką, lekiam. Palauk, palauk! Palauk manęs, palauk! Vienu žodžiu, serpantinais važiuojant, tai kas atsitinka, tai stabdžiai biškį pakaito. Sakom, sustosim, biškį atvėsinsim. Pasivaikščiosim. Šiaip vakarė ir temsta. Gerai būtų išsinešinti šiandien jau. Kol vėsinam automobilį, čia serpantinuose Šveicarijoje, mes galim pakalbėti apie Car One programėlę, kuri yra nemokama ir ją sukūrė Car Vertical. Ir jūs galite visas savo bėdas apie automobilį, kur reikia parkuotis, krauti elektromobilį ar netgi apsidrausti, jūs galite perduoti vienai programėlį. Tai pasisiuntę šią programėlę, ką jūs galite padaryti? Jūs galite suvesti savo automobilį, draudimus, galite visus aptarnavimus surašyti. Ir taip pat, jeigu važinėjate tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų miestų, galite naudotis parkavimo programėlę. Ir kas svarbiausia, Car One programėlėje jūs galite vienu tiesiog svaipu apsidrausti ir turėti draudimą. Ir žinot ką? Turėdami programėlį, jie jums primins po metų, kad vėl reikia apsidrausti. Išvengti tų visokių skambučių ir laiškų. Ir Car One programėlė jums tiesiog primins ir padės iš naujo apsidrausti savo automobilį. Tad, čionais linkas, aprašyme linkas, čia QR kodas, skenuokit QR kodą, parsisiųskit Car One programėlę ir naudokitės. Į sveikatą. Bet tai kai vaizdelis ir smarvė. Iškaitos. Stanko stabdžiai. Pažiūrėk, mėlyna. Jėga važiuoti serpantinai žemyn. Vaizdeliai geri. Ir kuro sąnaudos vėl nukrito iki 8,9. Kur nenukris, kai važiuoji žemyn. 20 km. Ne, kiek čia apie 10 jau važiuoju. Daugiau. O, žiūrėk, tenais važiuoja. Tiek kaklybė. Šiaip tai Kėdai, žinau, kad čia gali būti užsižiūrėti. Tai čia, pavyzdžiui, jeigu jie važinės... Papasakok, kaip čia stabdai dabar. Tai nieko, eksperimentuojam. Kai važiuojam nuo kalno, mechaninė pavarų dėžė, tai realiai stabdai su pavarom. Tai vadinasi, tu meti žemesnę pavarą. Tai mes irgi sustabdom su pavarom, įsimetam antrą pavarą ir gražiai savo riedam automobilis
aukštesnius ūkius turi ir tada jisai daugiau stabdo. Kažkaip remontai? Čia kažkas remontuoja nuolatos. Ausis užgulė. Tada važiuoji ir iš karto persimini, kad galim važiuoti. Tai galim važiuoti. Ausis gula, temsta. Ir dar liko šiandien kelionės 300 km iki mūsų bent jau užsibrėžto tikslo. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Papasakos kažką dar? Ką žinau, ką čia dar pasakojam. Fainiai, iš tikrųjų pervažiavom per šitą visą Bernina Pes ir iš tikrųjų vaizdai ir emocija. Ir jeigu kažkas važiuosit, tikrai mes ką padarėme, mes važiuojam į Monaką ir mes važiuojam ilgesniu keliu, galima trumpesniu keliu važiuoti tikrai, bet mes pasirinkom biškį įdomiau važiuoti ir tikrai verta pervažiuoti, pamatyti tuos vaizdus, pabūti tenais, nes ne kiekvieną dieną pamatysi tikrai. Tai ką tenais matėm, tai tikrai buvo nuostabu. Vat per miestelį vinguliuoja. Štai bus vingis į dešinę. Galiu tik tai ką pasakyti, kad džiaugiuosi, kad kelionės pradžioj pasikeičiau, tiksliau prieš išvažiuojant pasikeičiau stabdžių kaladėlės. Kodėl? Nes dabar jau nebebūtų tų stabdžių kaladėlių. Dabar jau būtų jau po stabdžių kaladėlių. Ir ieškotumėm serviso, kur pakeistų. Ir va, servisas. Ir tada jau būtumėm, kaip sakant, užtruk ilgiau kelionėje. Žiūrėk, koks mušniukas. Abaliukas. Abaliukas. Šakės kalnai. Vienu žodžiu, naktį važiuojam Italijos kažkur pakrašty, ne pakrašty. Ir turim tris skirtingas navigacijas. Ir visos 3 skirtingos navigacijos mus veda per uždarytą autostradą. Ir jokio aplinkelio. Važiavę 800 metrų, žiedinėje sankryžoje pasirinkite pirmą išvažiavimą. Nevažiuosiu iš ten. Ir vienu žodžiu, uždarytą autostradą. 3 skirtingos ir Google Mapsai, ir Waze'as, viskas veda į uždarytą kelią. Ir... O kelias uždarytas ir nėra jokių apylankų, niekas uždarytas kelias, visi keliai autostradą ir nėra kaip patekti į autostradą. Ir daryk, ką nori. Taip. Navigacija tave kreipia važiuoti per autostradą, jinai uždaryta, apylankos neaišku kur, visi su kartus. Jokio ženklo apylankoje nieko nėra. Ta prasme, va taip Italija šauna. Va taip Italija šauna. Nebūtų Italija. Nebūtų Italija. Nu ką, dabar gal jau prasimušė, kad mes norim. Taip, vienu žodžiu, linksmybės tęsiasi, varom toliau. Atvažiavom 1:30 į Savaną ir viešbutuką pasiėmėm kambarį, tai matom, Marinė hotel, o čia turime Viduržemio jūrą.
matosi. Tai vienu žodžiu, šiandieną įvykta apie 700 km. Pasivažinėjom neblogai. Jėga. Esam prie Viduržemio jūros. Marine hotelis. Mustangienas veža gerai. Kai atvarim į viešbutuką. Marine hotel. Turiu. Hello. Kol dar nesujaukta, galim pasidžiaugti, kokį gavom. 2 lovas. Nesu vaizdu į Viduržemio jūrą. O į mašinų aikštelę. Čia family, sakė. Family. Family room. Ir va taip, ir 2 king size by... Tai vienu žodžiu, eisim miegot. Ačiū, kad žiūrėjot. Turbūt šiam video šiek tiek ir bus. O ką, nuo Šveicarijos ir kelionės tikrai užteks. Laikinam šį video, subscribinam kanalą, o mes susitiksim turbūt video už kelių dienų, o mes tęsim kelionę jau rytoj. Ir rytoj visa diena Monake. Važiuojam.